vėl ant baisiai didelio akmens užkliuvau. Ne, ta batai ant baisulinė, nes kai tik priekis lėkščių pašoka ir galas. Tai kitą dieną turim sutvarkytą. O jau užvėrina, sutvarkė. Paskui pavalgę galėsim manyti žiūrėti. Ar gerai ar negerai. Žinai, čia lindo. Savo, čia švarus dabar. Ne, da čia jau nelįsim, nes žiūrėk, pamatai kaip čia. Čia pardaida, čia. Na, žodžiu, pažiūrėsime ir, žodžiu, tėvuks buvo išvaręs pakult mieškiniai. Galvojau, kad ten prie to žvyvos vietos kuls. Ne, nenupūlė. Tai, žodžiu, sutvarkė čia, matai, saka, kai pabaigsi, supranti, laukelį, tada varysim lėkštės normaliai sutvarkyti. Tai tuo pačiu dašauna, pažiūrėsim, kiek prikūlė, saka, pakankamai švariai, ten, žodžiu, primeti, tipo, grūdai sausi, bet dirva, sakė, baisiai šlapia, tipo, matė, kad tiesiog vietom, tiesiog vanduo laiko, supranti. Pirmą kartą, bet tokį lauką turim. Oi. Nu, beveik pilnas. Beveik pilnas. Sausutėliai. Šiukšlės parinkim. Tuo supranti, mes nevežam dėl to, nes... O girdi, čia man tai pasirodo, jie kaist. Tik šilti. Tai bent jie gerai. Pasirodė, kad pasjuda, jaučiu ne taip. Už metalą palaikiau, dar kažkur. Tai žiūriu, jaučiu, kad šiltas, supranti. Nu, lyg biški ir šilta, bet baisiai nieko neatsitiks. Opa, Melašius su savo kombainu taisa. Jo, reik didinti kombainą irgi. Jau būtų laiks, ne? Kaip kombainą biški pasididinam. Paimam antrą tiltą. Paimkime tą pusę. Pakam iš naujo. Iš ne tą pusę.
Varom pažiūrėsim. Mažą ką, nerizikuosiu. Jau nieks nebelas. Kaip ir vietų šitais. Nežinau, kodėl tu kartais netusukį, bet žiūrėk. Yra. Tėvuks, pamatai. Užvarė ir laiką. Ne, va čia reikia paviršti. Čia yra. Turim. Viskas gerai. Taip ir toliau. Ai va, žiūrėk, dabar aš parodysiu. Tai čia taba yra vienas pravažiavimas, ne? Va, šiaip gerai matas. Va. Čia 5, kokie 6 cimai sulenda. Na, aš žinai, netiksliai pasakysiu, bet kažkur apie tokį. Tai va, susidirbši visai normaliai, bet jau reikia. Žinai, tam, kur tų šaravukų ant kampų, nuo diskiukų. Nes tiesiog be jų čia beryšė. Matai, kaip ten baisiai tiesiog žemėse visas pasisvaro. Neblogai. Šiek šlangą radu. Geras. Dėl tokią radinę šiaip nebuvau matęs. Nebuvau radęs. Jeigu šlangą aš radau, tai šiaip tik kiek akmenų daug eiktų peklon. Baisiai daug. Kur dabar tas didelis akmuo, va. Prie šito dėsiu. Eiktų šiktą, ne. Kiek jų daug. Akmenų tai tikrai netrūksta. Bet ir radinių neblogų randu. Na. Kun gali pasakyti. O, žiūrėk. Dar vienas akmuo. Akmenų šitam laukui tikrai netrūkst. Daugiau dirbas gražiai. Labai gražiai. Su dronu irgi matėt, kaip atrodo. Nu, nėra jis tas laukas ir didelis toksai, bet jis yra ilgas. Va, tik vis tiek. Man tai kaip tik, žinai, labiau patinka, kai yra ilgi laukai. Vieną pusę, kol nuvažiuoji, tada į kitą. Ai. Ir pasiemam šlangą. Ir. Prasim toliau. Varom toliau dirbti. Akmenų netrūks, net per daug. Ei. Kur nelabai. Bet va taip, savo ramiai. Baisiai gražiai. Nuplekom. Vėl ant baisiai didelį akmens užkliuvom. Ne, ta batai ant baisulinė, nes kai tik priekis lėkščių pašoka ir galas. Ai. Ne, nu čia jau šitą supratau, kodėl atsikratė šitų laukų. Ne, nesuvariau, nu tai kur ta batu esi? Jau čia žinok. O, vaikinė. Tai ant kokią tu didumą esi? Kad tavęs net lėkštės neišvertė. A? Načiur. Aš dar pilnai už jo apačios nepajamu. Tipo. Eik tu šiktą, ne. Baisiai didelis. Dar vis bandau aną atkasti. Pasimėjau, va, matai tokius smaigaliukų, žodžiu, bandyt bent kažkaip aną išneždinti. O, jau bent kažkiek pajudinu. Eik tu šikt. Pilna šitų akmenų.
žodžiu, pasiekimą turim, tai kad bent jau išjudinau tą akmenį. O kokio dydžio? Žodžiu, atrodo skylė. Eina šik tokio didumo, ne? Žiauru. Žodžiu, pakartojam, paskeliam lėkštas. Pavažiuojam atgal biškį, tada vėl pro tą patį pravažiuojam. Ką galiu pasakyti, kad lėkštas galimai, žinok, po šito, kaip čia, laužimo, net nelaukas, net nebelauk čia tiesiog laužimas. Bent jau akmenį, supranti, kažkiek išrenku. Jeigu neišrinkčiau šitų akmenų, žinai, kurios traikyčiau, tai čia viena savo, kad būtų užsiknisimo. Tiesiog laukas yra baisus. Pasakysiu va tai. Siaubingas. Nu, žodžiu, čia vien akmenis. Va taip. Raibus tavo šitą pabaigiam gabaliuką ir liks tenai. Kad šitas gabaliuks ir šitas galas bus baigs. Reikės šau dabar atgal.
žodžiu, aš išjungiau jo antrą čiulpą, žiūriu, kad visai gerai ir taip, supranti, su vienu čiulpu ne taip, tai jis irgi. Tai sakau, ai, pasiimsiu, supranti, su vienu pavažinėsiu čiulpu. Viskas normaliai. Kai kuriuom vietų taip sunkiau, bet šitai viskas pakenčia. Atsiprašau, ką aš ten ką tik girdėjau, vien tik akmenis ar kažką. Mama čia pasivaidana. Tik akmenis girdėjau. Labai mažai tylos. Žodžiu, skaityk. Tavo biškį palaukim, iš tegul atvėst. Bliama, pačiam karštų, čia nebedaug irgi liko. Tai kaip ir sakiau, skaityk. Pirmą kartą gyvenime, bent jau aš, skutu rapsą. Ką žinau, aš sakyčiau, didžiausia svajonė ūkyje tai būtų, pavyzdžiui, turėti normalų kombainą, nu, tą kombainą kažkiek bent geresnį. Kad galima būtų bent rapsą, supranti. Kad bent rapsą galima būtų paimti ir kulti. Nepaprastai kulti, kad ten, žinai, labai daug šiukšlių. Ne, kad bent, žinai, biškai būtų mažiau šiukšlių. Pavyzdžiui, klasas 96, o ne, pilnai užtektų, manau. Ir tada, skaityk, jau galime mes vežti į elevatorių, papildomai ir pinigų gauti ir panašiai. Tik tais reikia normalų kombainą, dėl traktoriaus nieko nesakau, dar tas geras šiaip. Chemijos, žinai, svarbiausia yra. Paruošti dirvą tinkamai, chemiją laiku, patrešti ir panašiai. Ir aišku, normalaus kombaino. Bet normalaus kombainas, skaityk, nieko negali padaryti. Pavyzdžiui, tabas, su kurio esam, žinai, su tuo mes Fergusonu 208 lygtais. Tai mes su juo nevešim. Dar nesam vežę ir nežadam vežti, ypač į elevatorių. Nes kokią pašalinę grupę būtų, skaityk, kiek mes 4 tonas nuvešim, gal 400 gausim. Tiesiog net neverta, vyra. Skaityk, daugiau už kurą sumokė
negu kiek pas gauni. Tai sakau, geriau aš palauksiu, žinai, dar kiek čia liko 2 metai ir skaityk, tada galiu paskolą pasiimti. Tai pasiimu paskolą iš karto, normalų kombainą, traktorių ir viskas. Tada jau skaityk viziją kitą ir bus įdomesnė ir geresnė. Tai skaityk, daugiau iš karto darbų atsiras, teisų daugiau turėsiu, žinai. Tai bus tikrai, manau, įdomu jums žiūrėti. Tavo toks dalyks yra, gal kas norit paeditinti, žinai, tu po video. Žinai, aš turiu medžiagas, dar kažkiek paeditinu, bet būtų gerai kokį editorį turėti, pavyzdžiui, montuotoją, ne. Tai, žinai, gal pirmą nemokamai, gali, žinai, sumokėti, bet ne, šiaip jo geriau sumokėti. Bet žinai, kad, pavyzdžiui, jums būtų įdomu žiūrėti, kaip aš dar sakau, man dar šiaip toli gražu, kol aš viską išmoksiu. Tai po biškelių mokinuos, tai pas dar viską darau, filmuoju ir montuoju, supranti viską. Jau ir beig pabost ir, žodžiu, ir laika beveik nėra, kada montuoti. Tai gerai, tavo, supranti, aš porą dienų nekėliau, susikaupė medžiagas. Taip, skaityk, šiandien 8 valandą įkeliu. Kas tam buvo, aš nebeprisimenu. Vežėm vandenį ir lėkštę sulūžo, šiandien žiūrėk, sutvarkėm. Dar turi iš tos pačios dienos, kai vežėm rūlius. Žodžiu, suprantam, taba gerai, kad susidaro daug laika ant video, nes taba skaityk, viskas man toj mokyklą, tai supranti, aš kiekvieną dieną nebekelsiu. Da gerai, ruduo tai ruduo, supranti, dar kažką veiksim. Nu, blemba, skaityk, viskas, žiemą, ką kelti? Prie karvių? Kas prie karvių? Paėmi, nuveži rūlį, viso. Ir tai jaučiu, net aš nevešiu, nes skaityk visur čia bus slidu. Ir nieks veik niekada nevalo. Nu, tai irgi minusas, tai žodžiu. Dar nežinau, kaip bus, bet jaučiu, žinau, kad dieną irgi išdingsiu. Bet bus matyti, ne? Pasistengsiu kažką pakelti, dėl jūsų pasistengsiu. Bet žiūrėkit, davai, nu jau nebedaug, lika iki 500 subscriberių. Nu va, žiūrėk. O štai šičia, matai kiek lika? Nu tai davai, dar galim. Iki 500, davai sumuškim. Iki rudens, nu bent iki žiemos. Šiais metais davai pasiekim 500. Nu nebedaug lika. Aš tikiu jumis. Gerai, žodžiu, biškį pailsim ir varom toliau čia, žodžiu, biškį taip. Ir da jaučiu. Jo, taip porą kartų suvažinėjau ir viskas. Važiuosiu namo, daugiau matysiu. Sau grįžtam. Tai pravažinėjau paskutinius. Ir manau, kad tikrai gerai susirgo žemė. Bet vienas minusas, kad labai daug sukrenta akmenų. Nebūtų tiek daug akmenų, būtų labai gerai žemė. Все. Kelias vaikas. Mane. Šiaip. Sakyčiau, norėčiau kaip ir štai varyti tenai. Esu praėję tas laiks, supranti. Gal pasuksiu tavukoje, paklausiu, žinai, ar ten reikia, bet man atrodo, sakys, kad dar ne. Kad taip pat ten nupurš, sakė pavasarį, žinai, tai dabar kažką tik darysim. Jo, tai ten jau viskas reiškias. Žodžiu. Šaunam namo. Oi. Gerai, tiltas išjungtas. Šit duris galėčiau sudaryti. Ai. Na, tur. Galėčiau.
toliau vyks. Tai čia bei tokia paslaptis. Tai čia pasistatysiu, bet šiaip manau, kad reikės priekabą įmti. Supranti, o gal? Na, aš nežinau, gal. Tai aš čia pabaigsiu užsidarinėti ir pamatysit, kas dabar vyks už 3, 2, 1